pastojom stogą. Buvo atvaręs, patys matėt. Valentas viską pasakojo. Šį pirmą kartą keičiu širdelę, tai net nežinau, kaip čia nekeičia. Gal tiesiog ir čia? Ar ne? Nežinau, pabandom. Tikrai ne. Ir čia jaučiu. O. Ir va, tiesiog įsidės, ne? Irgi ne. A, čia dar žiek viena yra. Ta prasme, tai čia gal pas mane tiesiog nulūšęs jisai. O. For fuck's sake. Ok. Šiaip labai pasiteisino šitas širdelės. Labai man patinka jos širdelės. Ne širdelės, čia paišeliai, pieštukai. Gerai, šiandienos planas dabar yra, tada kopėčias pasiimam. Ai tiesa, šiandien va, Dominikas padeda man. Sėdi, padeda. Tai šiandienos planas yra susigrebestuoti. O kad susigrebestuoti, reikia pasidaryti pradžią. Nusprendžiam, kiek išsikiš mūsų stogas. Čia šito dabar nereikia. Chalk-line arba atmušėjo. Taip, tai čia yra principė galima daryti. Nu gerai, kad nereikėtų pjauti man difuzinės. Tai darom. Nu 40 darom, bet 40 kaštonų žolių. Tarkim, va čia, ne? Gerai, čia pasižymėjom kem 9. Turim kem 9. Ta patį padarom kitoj pusėje. Dominikai, ateik padėsi man tu iš karto čia. Čia ant šitų kopečių gali lipt. Tada pasižymėjom kem 9 ten. Pasižymėjom kem 9 čia. Lygiai taip pat nuo sienos. Saugumas pirmiausia. Turim abiejose galuose pasižymėję kem 9. O kitaip atmušėję. Labiškai nulipk, aš uždėsiu ir paskui tu prilaikysi. Žodžiu, šitas brūkšniukas turi būti, kai užkabinsi, ties brūkšniuku, kurį pažymėjau. Įkabini va taip va. Ir tas brūkšniukas ties mano pažymėtų brūkšniuku turi gautis. Dabar tu imk, lipk ir užkabini. Ne, imk užkabliuku, nes čia ta kreida turi būti. Tas brūkšniukas ant metaliuko, ties brūkšniuku, kurį pažymėjau. Nebijok kopėčias, nesulauš manęs, nes su pieštuku. Taip, tas brūkšniukas ties brūkšniuku, kurį aš pažymėjau. Įkabink ir prilaikyk. Yra. Atsimušė ar neatsimušė žymė. Biškė apgailėtina. Na tokia jo, lievoka. Nu palauk, pabandom dar kartą. Tu laikyk ten tiesiog. Ai, nu čia pastatė, tai gerai, atsimušė, viskas gerai. Taip. Taip. Ir... Nu, dabar jau matysis. Gerai, gali paleist, ačiū. Viskas, galėjai pailsėti. Dabar mums reikia susižymėti visur palei tą brūkšnį, kurį čia Klainas atmušė, pasiimt akį. Aišku, kaip daug kas sako, su stolažu būtų lengviau. Gal ir būtų, gal ir nebūtų. Tai žodžiu, va dabar atsižymėsim. Taip. Šiandien ryte klausiau Despotin Femme gabalą. Geros naujienos ir labai jisai man įstrigo. Kad neišrinktų gitana ir jau legalus gėlynai. Šiaip geri žodžiai dainos. Panašu, kad aš taip ir planavau, kad čia nais išsikiš 40, nes va visur grinai difuzinė plevelė, difuzinė plevelė ir baigęs praktiškai ties to mano brūkšniu. Tai bent kažkur turėjau viziją ir jinai plius minus
pataikyta. Susižymėjau visur. Dabar sekantis momentas nusipjauti. Kas bus žiauriai nepatogu, nes pjuvenos varys į veidą. Ai, Laurinai. Nebent bandyti iš viršaus, o vos nenusiverčiau. Iš viršaus, bet iš viršaus neprieisiu. Čia patogiausia būtų buvę su tiesiniu pjūklu, iš tikrųjų, ne su diskiniu. Bet neturiu dar tokio. Tai, krisiu aš čia greičiausiai. Tai, dabar pjuvenos iš čia, tai iškart pasukam pjuvenų tą ten. Blemba, kaip nepatogu. Belia, kaip nepatogu, reikės to ten. Tada pjuvenos į snukį varys, nu super. Super. Žodžiu, dabar reikia nusipjauti viską. O nusipjovus dar kaktinę lentą prisisuk. Ir prisisukus kaktinę lentą, tada bus galima grebestuoti. Na ką, pjaunam. Ir vis tiek aš neprieinu. Turiu siaurapjūklį, gal bandyt pjaut kiek eina ir paskui su siaurapjūkliu tada. Nu, bandom. Susižymėjau gegnės per 10 minučių. Pagal filmavimo laiką. Mačiau. Nusipjaut, užtruksiu. Dar 15, ne? Nu gerai, 20, nes per 2 kartus pjausiu. Tai realiai, jeigu būčiau visą tą daręs iš pradžių normaliai, kaip reikia. Kaip ir sakiau, snukint pjuvenas. Tai skanu. Nu, bet nieko nepadarysi. Tai va, bet jeigu būčiau daręs viską iš pradžių, būtų buvę paprasčiau, nes dabar esmė kokia, kad galvau nepjausiu, dedu grebėstus ir viskas. Bet esmė tame, kad nupjovus gegnės turiu dėti kaktinę lentą. Lentą, ant kurios suksis lietvamzdis. Ir nuo jos tada jau prasideda grebėstas. Tai jeigu aš dabar net jaunu, negaliu užsidėti kaktinės lentos, o neužsidėjęs jos, negaliu pradėti tvarkingai grebėstą. Toliau imam tada siaurapjūklį. Gerai, kad atsivežiau. Kažkaip galvojau neimti skilo dėžės, bet sakau, valgyti neprašau juk. Arba prašau. Pasitarnausi puikiausiai. Dabar tik tais galvoju, kur batarkės padėjau. Kadangi čia yra amžina tvarka pas mane. Aha. Pas mane buvo, gal susidėjau tvarkingai. Ne, gali tai būti? Ne, negi palikęs būsiu. Negi būsiu. Arba čia sumečiau. Čia liktais buvo. Kur aš batarkės palikau? Negi palikau krautis, bet visiškas tada dalbajovas būsiu. Neturi nei vienos, eik tu na. Va siaurapjūklis ir va batareikų. Neturi nei vienos skilo batareikos. Gerai tiem, kurie statosi kažką ir dirba ofisuose. Tai visi rankeliai visada namuose.
O kai tu dirbi statybose, tu vežiojasi visus dalykus po statybas ir kai savaitgalį paskui reikia tau kažką susirinkti iš objekto, tai va ir rūkai. Čibelė kaip susinerinu. Tai nebus jokių kaktinių lentų, lipu su čeklainu, atsimušu vieną juostą viršui ir viskas. Ir dedu grebės. Dirbam su to, ką turim, kai sako vienas mano pažįstamas. Koks pažįstamas? Geriausias draugas. Vienintelis geriausias draugas. Gerai. Einu pasiimu tada varžtum, pasiimu suktuką, nes viskas, lipsim ant stogo, sugrebėsiu. Tai dabar pasigauti reikia mums pirmą lentą. Tai pirmą lentą pasigauti. Žinau, ką jūs čia mato, tik tai su šito. Žodžiu, darom taip. Kabinam čeklainą ir važiaunam. Darysim taip. Neturim kaip pakabinti kaktinę lentą, tai darom taip. Tikėkimės, kad pavyks. Turi pavykti. Taip. Pavyko? Kažkas pavyko gal. Dominikai, padaug gulščiuką man. Čia atremtas tarp šiukšlių maišų. Tiesiog mesk viskas. Nu, tik tai stipriau biškį. Gaudyk jo, kad nenukristų. Ačiū. Gerai, dabar ką mes galim padaryti? Mes galim padaryti tokį triuką. Čia bus 2,5, ne? Nu, 2,5. Tai mes galim iš principo 2,5 atsižymim ir ten pradėti grebėstą. Bet paskui reikės pjaut. Čia bus tokia nesąmonė iš tikrųjų. Bet ką darys? Palatą, aš jau čia per daug nupjoviau. Ai ne per daug. Taip nusipjaus, tai grebėstas užsidės. Čia kaktinė lenta ir grebėstas lygiai su ja turi būti. Jo, nu gerai. 2,5 atsižymim. Ir tada vėl su čeklainu praeisim. Ir tada žinosiu, kur bus kaktinė lenta ir nuo ten pradėsiu grebėstą. Nu, paliksiu. Tai 2 žymim, va. Gerai, žymim 2, tą 0,5 centimetro paliksiu tarpelį, ką darysi, va, 2, tą patį padarom ten, 2, kelnes baigiu pamesk, diržo neturiu, tai jau šikna šviečia kaip pas reperį. Opa. Ir šiaip labai nepatogu dirbti žemyn, vat kai porą grebės užsimėsiu ir tada į viršų laipiosim, bus daug patogiau. Gerai, darom 2 ir čia, va, 2. Nu ir tada vėl su čeklainu. Nes kai pasilenki žemyn norisi nukrist. Po incidento su makrofleksu, kurio YouTube turbūt žmonės nematėt, tai sprogo man balionėlis makroflekso. Tai išmest kelnes praktiškai. O Dominikas, kai dirba, pakam reikalingi vaikai išnaudojimui. Jeigu kas dar nežinojo, tai vaikai tinka tik išnaudojimui. Jokauju. Dar super mamos manęs nežiūri, o normalūs vyrai irgi taip galvoja, kad vaikas turi dirbti. Ir pačiam jam paskui grįžt namo ir galvos, nu va, šiandien bent jau kažką veikiau. Šiandien aš buvau naudingas visuomeniai. Na gerai, dabar įtempiam smarkiai čeklainą ir vos ten nukritau. Biški šiktelėjau. Nedaug, tik tiek. Gerai, imam grebėstus. Apa. Ir grebėstojam. Taip. Prakišim po kokią kem. Palauk, ten darim kem. O tai kem 5 tebūnie prakiškim.
Kiem 5 prakiškim ant nupjovimo, paskui lygaus. Taip. Kokią klaidą irgi padariau, tai Valentas nepaminėjo, gal neužakcentavo, bet grebėstus aš visus prišaudžiau, man atrodo, nesukęs varžtais. Tiek aš pamenu. Palauk, kur čia ta mano žymė? Čia turėtų būti, ne? Ja. Taip. Pirmas grebėstas šiaip labai svarbus yra, nes nuo jo visas kitų grebėstų tiesumas priklauso. A matot ką nors? Ką, chebra? Tai kalbėkit, jūs atsakykit. Nežinau, ar kėda yra pats tinkamiausias. Palauk, kažin, blemba, turbūt turėtų grebėstas ant makarono, nejungtis. Aha. Tai va, reikėjo prakišti tiek, kad jungtųsi man normaliai. O. Reikėjo prakišti tiek, kad jungtųsi normaliai. Nu nieko, paduos Dominikas kreiziuką, o pasekantį tada jungsim jau. Nors vis tiek reikės pjaut, kitaip nebus. Aš dabar kuo toliau, tuo labiau pradedu permastinėt kažkaip. Ar čia gerai, ar čia gerai. Fuck you very, very much. Nu gerai. Palauk, čia gal nedėkim, vadėkim taip. Turim pirmą grebėstą. Va, pirmas grebėstas. Valiu! Beveik pusė yra jau padaryta. Nors ne, meluoju. Beveik pusė grebėstų yra susukta, bet darbo pusė tai tikrai nepadaryta, nes dabar aš nelyginu dar. Tai lyginimas belia kiek užtruk laiko. Esat matę, kad kas nors striukiai kelnes susikištų. Nu, o ką daryti? Diržo neturiu, kelnes munka. Nemėgstu jaustis kaip santechnikas. Tai tenka va taip daryti. Dabar pabandysiu dar prisiverš diržiuką ir gal laikysis kelnes. Tai pagalvojau, kad nepapasakoju iš tikrųjų apie apskritai patį grebestavimą, ne? Tai papasakau, kad pirmą grebėstą mes dedam nuo kaktinės lentos, ar ne? Tarkim, turim gegnę. Ne, normaliai tai parodyčiau ant ten, bet neparodysiu. Turim gegnę, kurią nupjovę esam pagal gulščiuką. Prie jos prisukam kaktinę lentą. Ir kai yra kaktinė lenta, tada dedam gulščiuką realiai ir grebėstą atremiam iki gulščiuko. Tai va taip turėtų būti. Bus, bet ne dabar. Tada grebėstų tarpai. Tai tarpai priklauso nuo stogo dangos, kurią naudosit. Šiuo atveju aš naudosiu klasikinę dangą, tai yra Simpla 3 iš Statyba pigiau parduotuvės. Tai šitai dangai stogdengiai rekomenduoja tarpus daryti kas 20 cm. Šiaip visos dangos ir apskritai visos statybinės medžiagos oficialiuose svetainėse, oficialiuose kažkokiuose bukletuose turi tas normatyvus arba gairės montavimo. Ir čia yra vienas svarbiausių momentų, nepamiršiu, kai Danijoje dar dirbant stogelį montavau. Iš polikarbonatinės berods dangos ir yra du varžtų tipai. Į viršutinę bangą sukasi vienokia varžtai, į apatinę bangą sukasi kitokia. Nu, banga, žodžiu, stogas kaip šiferis. Ir aš nepasižiūrėjau ir nupirkau varžtus tuos, kurie suktis turėtų į apatinę bangą.
bet sukau viršutinę, ko pasiekoju realiai vanduo lašėjo. Ir visą tą stogelį reikėjo pakeisti, ten man gavosi apie 1000 eurų turbūt minuso. Tai va tokia pamoka. Visados vadovautis gamintojo rekomendacijom, nes net ir garantija negalios, jeigu sumontuota ne pagal gamintoją. Tarkim, jeigu stogo nuolydis rekomenduojamas simpla danga yra nuo 15 laipsnių ir grebėsi turbūt kas 20, sumontavus ne taip, kažkas bus negerai, ten vanduo prabėgs ar dar kažkas kreipsis į gamintoją, kad čia blogas stogas, ar dar kažkas ir sakys, va tau. Sudėjai ne taip, kaip reikia, tai ir turi. Kitas momentas, dabar aš dedu grebėstus ir man gaunasi, kad, aš prakišu po grubiai 40 cm, darysiu kraigas turbūt vadinasi, ne, išsikišimas tiek ten, tiek šonuose po 40, kad simetrija būtų prieki metras, tik tais išsikiš. Ir gaunasi, kad man, visi sueina ant ten pat. Jeigu grebėsas būtų ant 60 cm ilgesnis, aš galėčiau kaitaliot makaroną, kurios susijungia. Ir Rokui sakiau, sako Rokas, nejung. Valentas sako, karavanas. Negerai, bet neturėtų būti nieko blogo. Ir bet kokiu atveju, galutinis sprendimas yra mano, aš suprantu, taip, kad ten ir tvirtumas ir visa kita reikėtų kaitalioti, ką bestatytum, niekur nedarai jungimų ten pat, bet aš nusprendžiau, kad vis tik darau ten pat, nes ir medžių išsimes bereikalingai, nes jeigu prakišinėjau, tai ten galai labai ilgi nusipjaus, čia tada trūks, reikės dajunginėti, tiesiog, aišku, čia išsimes gal 50 eurų, bet tai yra pinigai. Tai žodžiu, va tokie dalykai, dabar aš viską susuku su varžtais, reikėtų perkalt, bet nekalu, nes kai viską surinksiu, tada Rokas atvažiuos man padėti stogą dengt ir aš paprašysiu, kad tiesiog su juo mes išsilygintume, nes tikrai bus greičiau negu man pačiam, aš čia pusę dienos sukuva pusę stogo, nes taip atrodo, kad čia, nes aš irgi taip galvojau, kad čia, kas čia yra, tiesiog paėmė, susukai ir viskas. Bet nėra, tai viskas greitai, kai nėra automatikos tos. Kiekvieną žingsnį tu turi galvot, kas, pavyzdžiui, prie trinkelių, prie kiemų įrengimo man jau nereikia galvot. Ant tvoro dar kažkas, tu tiesiog eini ir sukasi viskas automatu. Čia taip nėra. Tai va, Rokas žadėjo padėti su stogu, tai prieš tai dar ir išsilyginsim. Skolingas neliksiu, kažkaip atsidėkosiu. Pasidariau majakus, nežinau, gal net nepasakau, majakus pasidarai, tai va majakai ir yra, 20-iniai, dedu kas antrą makaroną majakus, tada užsidedu grebėsto lentą, grebėsto lenta, vėlgi, grebėsto lenta turėtų būti 10 cm storio, čia vėlgi, nuo dangos dar irgi yra skirtumų, bet šitai dangai turėtų būti 10 ir 2,5 arba 3 storio, tai standartas sakė 2,5 eina. Ir viskas, ir dedu majaką kas antrą lentą. Ir pradžiai susisuku pagal majaką. O tada čia jau net nededu majako. Tiesiog prisuku. Ir va taip va, važiuoju. Ir ant kraščiuko. Būtų gerai nenugriūt. Kam aš čia išėmiau. Ir va taip va. Kaip ten toj eilė raštukė. Tipų tapu. Eina meškinas be batų. Kaip iš inercijos šiandien su kėdais išvariau iš namų. Tai net pačiam keista. Bet išvariau, ką darysi. Gal ne pats tinkamiausias apavas. Bet nieko baisaus. Ką norėjau pasakyti. Realiai, jeigu jisai būtų bent 20 cm ilgesnis, tai jo, aš jau galėčiau šokinėti. Vieną ten, kitą ten, vieną ten, kitą ten. O dabar, taip gaunas, kad nusprendžiau nešokinėti, nes taip jau gavos. Kas dar? Šiaip tai
biškį esu nusiminęs, nes sustojo smarkiai sustojo kanalas augt. Pradžia buvo labai daug žadanti. Dabar biškelį tokio stagnacijoje esam. Nu, bet tas turinys pastovumo nėra. Tai turbūt vis tiek turi įtakos. Ypatingai sugrįžtančiam žiūrovui. Tai nuo šiol montuosiu epizodus nebe pats. Bandom va dabar su vienu žmogum susidirbt. Ką tik Rokas sunervino, nes parašė, kad tokį stogelį jam 1 valandą darbų susigrebestuot. Tai fuck you, Rokai. O kitas dalykas, tai tiesiog sakė, kadangi jau darau viską ant tų pačių sujungimų, tai įmest kelias lentas dar, kad susikeistų. Tai be problemų. Tai perpjausim porą grebėstų, kokius 1, 2, 3. Ir viskas bus tvirta. For smart and strong man, no problem. Gerai, išsikeliam dar lentukių. Biški ir... čia jau Dominikas viskas sumetęs man. Tai... Oba. Tai jo, susikeliam čia. O kurmi. Geras. Gerai, kad spėjau nukris, būčiau įplėšęs plėvelę. Gal neįplėšiau. Geras. O kas būna, kai per daug atsipalaiduoju? Kontu. Ką tik vos neįkritau iš stogo. Ne, tai žemiau karavano stogelio nekrisiu. Bet čia būtų juokinga. Ir filmavau, tai būtų visai geras kadras. Žinai, ką gali padaryti? Ten aprinkt visus tos, kur nupjauščiau, sumėčiau. Čia, Dominikai, apačioj. Kur tu? Gerai. Tiesiog čia gal tvarkingai krūvelę sudėk ir viskas. Tiesiog va prie tų su nupjautų galiukų sudėk tvarkingai, kad nesimėtytų ir viskas. Ta lenta tai gali atremti čia prie tų, prisuksiu aš ją. Nu daug. Turiu. Šitą lentą mes čia uždėsim. Ją dar iš tikrųjų galima ir perpilt būtų. Nu bet nesvarbu. Kas čia darosi? Kažkaip jau pradeda mane mėtyt. Nu, paskutinės 3 užsikeliu. Ką, Džiulė? Ką veiki? Oi, gero, kokį Džiulį, šaunuolį. Nu va, čia jeigu šitus susisuksiu, tai bus ir tai. Nesusisuksiu čia. Čia daug yra. Taip, apie... Sakiau jau apie grąžinuką. Čia paskui galvoju, nu jau kaip ir nusprendžiau, reikės saulės panelės kažkiek ant stogo sumontuot. Aišku, čia tų apkrovų labai didelių aš negaliu, tas stogas pas man nėra kažkoks labai jau čia maksimaliai tvirtas, bet manau, kad tikrai nieko nenutiks čia sumontavus šiek tiek panelių. Jo labiau, kad pas mane čia labai patogiai gaunasi stogas, va čia varytai kažkur. Pietus, man atrodo, kažkur čia grubiai. Ir vakarai, va maždaug tam kampe, tai kai planavau terasą, tai irgi mintyse iš karto turėjau, kad terasa būtų labiau į vakarinę dalį. Tai ne taip greitai medis bus
paveiktas visų ten tų saulių, išdžiovintas ir panašiai. Tai ilgiau tiesiog tarnaus terasą. Šitą reikėtų ir kitiem nusimatyt, o ne nusimanyt, kad geriau terasa yra vakariniai pusė. Aišku, visi nori to turbūt ryte gert kavą saulė kylant, bet ko gero praktiškiausia tai yra vakarinė pusė terasai. Sekmadienį vėl suka tas velnes savaitgaliais, neduoda žmonėm pailsėti. Davai, nusistatom maksimalią jėgą. Jo, čia galima va, ant hilčio. Plium, mažiausiai, stipriausiai. Nu, pažiūrim skirtumą. Kaip pribubino. Tu paskambink vakare su gera. Jau buvau sūnui davęs viniakalę, sakau, eikš, pakalsi. Pradėjau kalt, prisiminiau, kad dar reikės lygintis stogą. Kur tu, kad neužmėščiau ant galvos lentukės? Čia dėdė, ne? Tik tais galėtum gražiai, kaip nori, žinai, kaip padaryk. Paimk 2 pagaliukus, va tarkim, kur dabar aplipę žemėm. Jos padėk va taip, tada tuos ilgesnius sudėk ant jų, tai jie jau nebebus ant žemės ir tada visus ant viršaus, nes, čia jeigu nepanaudosim kažkur, tai sudeginsim blogiausiu atveju. Tai būtų gerai, kad jie labai nesutrūnytų. Nes čia neimpregnuoti, nei nieko, tai čia galima pilnumoje deginti tą medieną. Šiaip labai fainas jausmas, kai, dabar vaikštai ant stogo sugrebestuoto ir jau jisai iš karto susirišęs. Daug tvirtesnis negu buvo prieš tai. Žingsnis po žingsnio tas karavanas konstruojasi. Šaunuolis, ačiū. Tuos smulkius dar, Dominikai, surink. Tenais, kur visi mėtos kaladukai, paimk iš mašinos maišą. Eikš parodysiu, kur. Juk čia man dar ir grebėstų jaučiu trūks. Čia mašinui durelės atsidaryk šitas. Po kojom turi būt maišas. Čia jo po kojom kažkur turi būt šiukšlių maišai. Jo, tai pasimk ir tuos visus ten, kur smulkus mėtosi, sudėk į maišą. Ir tą maišą irgi gali va čia prie šiukšlių visų padėti. Lembo, jo, čia dar grebėstų, man truks kaip reikalas. Nors, gal tik taip atrodo. Ne, bet truks. Čia jau visus tu sustatė, ne? Tai aš matau. 4, 5, 10, 14, 15. 15, tai 5 eilės. 5 eilės, plus čia dar turiu 6, 8, 10, 12, 14. Tai dar 5 eilės realiai. 10 eilių, tai ne, gal ir užteks. Gal ir užteks, žinau, gal taip tik tais atrodo. Tai viskas, manau viskas čia jums papasakojau apie tos grebėstus, dar biškį pasuksiu. Ir šitam kartui tiek, susitiksim kitam epizode. Jeigu kainos, tai 220 kelis eurus išleidau grebėstam. Jo, imkim 230. Ir, 2 dėžutės varžtų, tai apie 100 eurų. Tai imkim 300 eurų šitam epizodui. Stogui, ne šitam epizodui. Dar vinis. Viniakalę išsinuomavau ir nepanaudojau. Tai 25 eurų, jeigu neklystu. Ir vinis, man atrodo, aš jau visą dėžę esu paskaičiavęs, ne? Ant karavano. Tai kaip ir, tai va, 3 kiam šitam epizodui. Priedinsim kažkur. Tai vat. Tiek. Nepamirškit paspausti prenumeruoti, paspausti laiką ir pakomentuoti, jeigu yra darbai kažkokie, kuriuos norėtumėt pamatyti iš arti. Juk darom tai jum.